Ar verta pirkti Insta360 X5 ir vežtis į savo kelionę, ar užteks seno gero telefoniuko iš kišenės? Jeigu turite hobį, o hobį turi daug žmonių, slidinėjimas, skaitavimas, banglentės, o galbūt ledo ritulys, norite įamžinti įspūdžius kažkaip tai įdomiau negu standartiškai su telefonu. Aš padariau paslaugą, nufilmavau savo hobį ir palyginau šį telefoną, iPhone 16 Pro ir kamera Insta360 X5. Pažiūrėkite dabar video ir būkite geri komentaros, parašykite, kas geriau ir ar verta išleisti papildomą pinigų ir vežtis papildomą daiktą kišenėje, kad gauti kitokį vaizdą. O, kaip minkšta. Super. Yeah. Yeah. Na, ką manote?